Labai džiaugiamės, kad programą kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu vykdome 7 metus. Programa yra sukurta 2 Jungtinės karalystės organizacijų, tai Youth Sport Trust ir Britų tarybos. Programos tikslas yra ugdyti tokias kompetencijas kaip kūrybingumą, lyderystę, kritinį mąstymą, komandinį darbą. Šiemet programoje dalyvauja mokyklos iš Visagino savivaldybės ir Vilniaus rajono savivaldybės. Tai programa įtraukia įvairių tautinių mažumų mokyklas. Tai mes 4 dienom susirinkome Birštone, kur jaunuoliai kūrė savo ugdomuosius užsiėmimus, kurios po to ves savo mokyklose, klasiokam, draugam ir kitų mokyklų moksleiviam. Svajonių komandų projektų tikslas yra ugdyti jaunų žmonių 21 amžiaus kompetencijas, kūrybiškumą, kritinį mąstymą, pilietiškumą ir savanorystę. Tai 4 dienas mokymuose mes diskutuojam ir turim užsiėmimus šiomis temomis. Programos mokymuose ir veiklose dalyvauja tiek moksleiviai, tiek mokytojai. Tai yra ganėtinai unikali mokymosi patirtis, kurios metu mokytojai ir mokiniai kartu mokosi apie įvairias ugdymo subtilybės. Jaunuoliai stiprina savo bendramžių švietėjų kompetenciją. Po to moksleiviai kūrė pamokas, įdomias pamokas su fizinio aktyvumo elementais, žaidimais ir užduotimis, kurios po to jie ves savo mokyklose ir savo bendruomenėse. Su visais susipažinom, galvojom, kad bus piktesni tikrai mokytojai. Galvojom, kad bus tokie drausmingesni ir kad neleis daug dalykų, bet ne. Visai yra chill ir tokie labai geri ir labai faini. Tikrai labai lengvai yra su jumis susikalbėti, už ką labai, manau, visi dėkingi mes. Dėl aplinkos ir dėl žmonių, kaip mes susitarėm tarpusavį. Tai šita pamaina, kuri dabar yra, tikrai yra visi be galo faini. Tiesiog yra labai daug bendrų interesų. Dėl tos patirties niekada prieš tai nesu kalbėjęs taip prieš kamerą, tai man tai yra nauja patirtis. Ir dėl tų projektų, manau, tikrai toliau eisim, kažką sieksim ir kažką bandysim. Tai jo. Mes čia pradėjom kalbėti apie olimpinės vertybės ir manau, tai yra toks svarbus punktas, tikrai kiekvienas paauglys turėtų žinot. Tai yra ta pagarba, draugiškumas. Iš tikrųjų smagu vaikus matyti neoficialioje aplinkoje, tai yra ne pamokų metu. Nes aš kai turiu tą 1 ar 2 savaitinės pamokas, nepažįsti tiek daug vaikų. Tai iš tikrųjų vaikų požiūris pastebėjau ir į mane keičiasi ir panašiai projektas patinka. Ir kiek matau, merginos draugiškos, kūrybiškos ir aš tada jas galbūt pamatau dar iš kitos situacijos, kad jos turi dar kažkokių tokių, sakykime, asmeninių savybių, kurių nematydavau pamokoje arba pertraukų metu. Nes tos 45 minutės yra ribotos ir ten dominuoju aš. Tai man smagu matyti tą augimą ir iš tikrųjų unikali galimybė pabūti kitaip, išmokti naujų dalykų tiек mokiniam, tiек man. Первый день, наверное, был самый такой тяжелый и сложный. Новая обстановка, новые люди. Немножко боялся то, что будет сложновато с новыми людьми, но буквально во 2-й день мы спокойно уже ходили друг к другу по комнатам и общались. А сегодня на проекте у нас очень дружественная атмосфера. Уже к концу 2-го дня, к началу 3-го мы спокойно общаемся. Я очень жду, когда мы сможем продолжить этот проект ребятам уже в нашем городе. И мы хотим научить ребят работать в команде и научить их, как правильно взаимодействовать друг с другом, чтобы у них получился общий положительный результат. Жалко, конечно, то, что последний раз участвую в этом проекте, хотя бы еще раз участвовать, но надеюсь, что смогу в будущем завлечь побольше ребят, чтобы в этом проекте как можно больше людей участвовало. Noriu palinkėti sėkmės visoms svajonės komandai. Ačiū visiems mokytojams ir visiems organizatoriams, kas padarė mums tas Dreams and Teams. Puikios tiesiog maikutės, labai patinka. Ačiū.